Sveiki atvykę į pamoką apie klimato kaitą. Šiandien kartu tapsime klimato detektyvais ir aiškinsimės, kas yra klimato kaita. Ieškosime atsakymų, kodėl tai vyksta, kas dėl to kaltas ir mėginsime suprasti, ką tai reiškia mums. Ši pamoka yra skirta tiek jaunimui, tiek mokytojams ir truks apie 1,5 valandos. Kodėl tai svarbu? Nes klimato kaita paliečia visus – mūsų sveikatą, ekonomiką, socialinį gyvenimą ir net mūsų nuotaiką. Tai ne tik apie gamtą, tai apie mus pačius. Ar kada susimąstėte, kokį neigiamą pokytį gamtai 1850 metais atnešė pramonės revoliucija? Kokią funkciją atlieka ledynai? Ar žinojote, kad mūsų planeta šiandien šyla greičiau nei bet kuriuo laikotarpiu per pastaruosius 2000 metų? Klimato kaita nebe ateitis, tai dabartis. Tai reiškia, kad pokyčius jaučiame dabar, o ne po kelių metų ar dešimtmečių. Šios pamokos tikslas paprastas – suprasti, kaip klimato kaita vyksta ir kokius pėdsakus ji palieka mūsų kasdienybėje. Mes pažvelgsime į mokslo faktus, kasdienius pavyzdžius ir vizualus, kurie padeda geriau suvokti, ką iš tiesų reiškia klimato kaita mūsų gyvenime. Jaunimui ši pamoka bus proga pažvelgti į klimato kaitą kitaip. Ne tik kaip į mokslinę savoką, bet kaip į reiškinį, kuris daro įtaką jų kasdieniam gyvenimui. Jūs būsite skatinami kritiškai mąstyti, klausti ir ieškoti atsakymų. Mokytojams ši pamoka suteiks praktinių įrankių, kaip kalbėti šią temą su mokiniais. Jūs galėsite pasitelkti pavyzdžius diskusijoms, organizuoti veiklas, kurios skatins bendruomeniškumą ir atsakomybę. Tai bus priemonė padėti jaunimui suprasti klimato kaitą iš labai artimos perspektyvos. Ką išmoksite šiandien? Po šios pamokos jūs suprasite, kas yra klimato atšilimas, kokią įtaką jis daro aplinkai ir mūsų kasdieniam gyvenimui. Sužinosite, kodėl svarbu kritiškai vertinti savo įpročius ir aplinką. Gal net kažką keisti? Kaip vyks mokymasis? Procesas bus aiškus ir paprastas. Pradėsime nuo šio įvadinio vaizdo įrašo, tada išnagrinėsite pagrindines sąvokas ir teoriją. Po to pereisite prie praktinių įrankių, kuriuos galėsite išbandyti patys. Apžvelgsite realius pavyzdžius, atliksite užduotis ir galiausiai kartu apibendrinsime pagrindines pamokos mintis. Ir svarbiausia, jūs mokysitės individualiai savo tempu, kada jums patogu. Tai reiškia, kad galėsite sustoti, grįžti prie turinio ar peržiūrėti įrankius tiek kartų, kiek norėsite. Ko jums reikės? Tik kompiuterio arba telefono su interneto ryšiu. Jeigu norėsite, turėkite užrašų knygelę, ji pravers, kad pasižymėtumėte svarbiausias mintis ar klausimus, kurie kils mokantis. Na, o dabar detektyvai, kviečiu suklusti, štai klausimas, kuris lydės jūs per visą šią pamoką. Klimato kaita ir aš. Ar suprasdami galime keisti požiūrį ir veiksmus?